Sveiki gyvi, sveiki atvykę į Dausuvą arba atsarginę Lietuvą. Važiuojam. Arba kitaip tariant, Madagaskaras, taip ir sakė. Tai Madagaskaras. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Valiutos keitimas. Valiuta 24.lt. Šiaip jeigu žinot šiek tiek istorijos arba kažkur esat girdėję, kad Lietuva turėjo tokią utopinę idėją arba geografas keliautojas Kazys Pakštas buvo sugalvojęs tai, kad Lietuvoje vieną dieną netilps visi gyventojai ir tada mes turim susirasti kažkokią dar kitą Lietuvą, taip vadino atsarginę Lietuvą, kur lietuviai galėtų gyventi. Buvo keletas variantų, buvo Belizas, Kvebekas, Bahamai, bet vienas turbūt garsiausiai, ką mes esam girdėję, kad atsarginė Lietuva galėtų būti Madagaskare. Net yra žemėlapis, kuriame parodyta, kur kas yra Naujasis Vilnius, matosi, kad žmogus yra Amerikoje pabuvęs, Naujasis Vilnius, Naujasis Kaunas, kur yra Nosibė, dabar turbūt populiariausias kurortas Madagaskare yra Vasarojus, lietuviškas dar yra, dar šiam žemėlapį pažymėta, kad kolonija yra sukurta 1935 metais ir tai galėtų gyventi kartu su vietiniais gyventojais, žodžiu, bet daugumą sudarytų lietuviai. Tai tokia idėja buvo iškelta, aišku, jinai neįsipildė, nes tiesiog. Tai čia yra Madagaskaras, antrinė Lietuva arba dar kitaip Dausuva. Gero ryto šou. Šiandien plaukiame į Nosiraniją ir kažkaip taip vadinasi. Ankstyvas rytas, 8, susimiegot niekad neina. Tukas atvažiavęs. Liūtas išėjo pasivaikščioti. Paėmė vairuotojas trumpesnį kelią. Jėga. Atsimenu tuktukų kelionės, kai šitie tratai vis kaldavo kur nors į koją. Ir šitas į kelį įsmigdavo. Šitas varžto galas pasakiškas yra. Renkamės čia, duosiu atsigerą truputėlį, duosiu stiklinio ir laukiam, kol visi. Kokios mintys erzina tave? Tokią mergą šiandien sutikau. Tai ko lauki, ją kabink greičiau. Moteris kaip vynas pradžioje švelniai svaigina. Norėčiau visiems palinkėti jums tokių triusikų gražių. Žilvinas Tratas nelaimėjo rinkimuose, vaikšto po Madagaskarą. Kaip sakytų Slavka, išplaukė visi debilai ir plaukė į Nosiraniją. AM D G. Atkreipkite dėmesį į bičiuką, ar jisai nepanašus iš to memo. Keliai ir alkūnės jau užgijo, dantis lik ir vietoj, gal negražus, bet nesmė čia gėdui. Taip, žodžiu, atplaukėm į salą Nosiraniją. Karšta. O, čia lesita bonesita. Meškeriojau nuo pat ryto ir tuščiomis grįžau vėlai. Staiga į valtį įsirito 5 didžiausi šapalai. Tai yra užuojauta sala bičiam, nes jiem reikia nuolatos dirbti. Nes netinka. Tai dabar veda, žodžiu, visus kažkur apsigyvent. Reiškės, žiūrėsim kiekvieną savo vietą pakimarint, pabūt porą valandų gal. Ar biški daugiau ir po to atgal. Tai čia 4 valandų maždaug šitas visas suėmė. Aišku, su plaukimu atgal, su plaukimu pirmin atgal, tai čia gausis kokių 7 gal valandų atrakcija už 50 eurų žmogui. Reiškia, nuplaukdo iki šitos salos, duoda pavalgyti vieną kartą, įdėjo gėrimų truputėlį. Na, techniškai tai čia turbūt, 2 salos. Bet čia greičiausiai gal 2 salos, nes šitas smėlis turėtų būti užpiltas kuo
kuo vėliau, tuo labiau. Arba tiksliau tariant, gali likti tik tai va šita va aukščiausia vieta, nes kas yra dėję videkus Instagrame, tai guli va ant šito smėlio, ant pačio krašto ir juos jam praskalauja vanduo iš abiejų pusių. Na tai techniškai čia turbūt yra faktinai 2 salos. Kalkit mane prie kryžiaus, aš tų salų sujungti negaliu. Nemoku, man taip neišeina. Taip, tai dabar prasideda linksmiausia dalis. Pavadinimu... Fotosesija! No! Please, no! Come on, no! Oh, baby, yeah, let's do this. Woo! Užjaučiau tą čuvaką, kur fotkino tą paną. Prašau, užjauskit mane, maldauju jūs, maldauju. Visos nuotraukos yra blogos, aš esu pats blogiausias fotografas. Iš dabar 1000 nuotraukų, kur nufotkinta, netinka nei viena. Tiesiog tai yra mano tiesiog labai prasto darbo rezultatas. Dar? Dar! Aš pats net nei vienos nuotraukos neturiu. Ne, turiu vieną. Šypsenos! Kamehame! Tai ne man vienam reikia dirbti. Dirba ir kiti fotografai. Taip, dirbam. Woohoo! Yeah, sexy! Jūros bangos, vasaros mergaitės, Gražu! karštos lūpos ir bučiniai. Oh yeah, bitch. I love it. Let's do this. Kai jisai duoda džiazo. Aš nežinau, ar mums pavyks va toj siauriausiai vietoj ten kažkaip nusifotkinti, aišku, reikia drono. Tai jeigu nepavyksta, aš tiesiog įžuliai iš kažkino pasiskolinsiu arba švelniai tariant nukosiuosi arba dar jau taip dar švelniau nupizdinsiu medžiagėlę ir parodysiu, kaip tai iš tikrųjų atrodo, nes patiems turbūt nepavyks. Taigi dabar artėjame prie šito sąsiaurio, arba geografiškai tai vadinamos sąsmaukos ir bandysime nusifotografuoti taip, dėl ko žmonės čia ir plaukia. Vyrai gelbėk. Užsipisu. Labai gražu, bet užsipisu. Taip. Gražu, bet užsipisau. Jau. Spektakuliar. Gal gana. Liejas degtinė, šiandien išeiginė. Vyrai baliavoja, bobos bėdavoja. Oi lila, oi lila, oi lila, oi lila, oi lila, oi lila, 1, 2, 3. Aš tarčiau dar vieną dalyką, kad čia kad plaukiam vienu laiku tam ir kad grįžti reiktų ant 12 kem 5, nes čia tuoj bus, kad čia praeit bus negalima, tiesiog paprasčiausiai. Va tai va gali būti, gerbėmieji. Taigi vienas iš mūsų galite atspėti, kuris prikrovė į kelnes ir bijo, kad mes iš vis nebepareisim, nes čia susijungs Atlanto vandenyną ir Šri Lanko vandenyną. Galiausiai vyko tai. Beveik nebeliko sauso plotelio ir reikia grįžti atgal į chatelę. Va ir baigėsi smėlis, dabar mums trūksta drono, o mes drono neturime, tai tada jo ir netrūksta. Pasižiūrėkime, kaipgi sekėsi tiems laimingiems žmonėms. Nu va, kas beliko. Gerą draugą aš turiu, jam priskinsiu obuolių, nieko man tikrai negaila, geriausiam draugui. Taigi visi įdegę, nugairinti, nusilupę, raudoni, verkiantis visai neužilgo, netrukus jas prie vaičių stalo ir valgys bulbų. Tai jau galim valgyti, nes pusės priskris. Nu, valgykit, prašau, bulbelį. Taip stalas turtėja, panašiai į kūčių stalą. O, va turim. Oh my god. Labai gerai. Kaip gerai, kad pasiėmėm. Gerai. La papaya este frutal, es tropical. Wow. Robertas De Niro pats atvažiavo. Nu, čia kita salytės dalis, kaip sakant, visokie tai suvenyrai.
Restoraniukas, sakė, čia yra viešbutis, kur galima apsistoti, bet iš esmės mes tai plauksim atgal, kiti gal ir apsistoja. Kaip be babau. Futbolistas. Labai geras, kamuolys kiauras. 15 minučių lipti į kalną ir nenualpsite. Paklodžių takais. Šiaip čia prancūzų. Daug prancūzų ir italų atvažiuoja. O, sveikinasi ir itališkai čia išmokyti visi. Ir prancūziškai, ir itališkai. Žvėjelių, o ne vaikai ateina, bėgam čia. Ciao. Modestukas. Vitukas. Ir tu? Asmyra. Norime pasidžiaugti, kad po visų vargų, begalinių dvasios ir fizinių šitų visų jau nebe. Noriu pristatyti savo tapkės Versace. Labai geras tapkutis, viską trina. Tu sustink, dabar vietoje parodysi, kaip fotografas, kaip filmuotojas filmuoja. Tikrai labai pasiruošęs bet kokiai situacijai pasukti, jeigu reikės, jeigu ką, reaguoti greitai, liūtas, jeigu iššoktų, pagauti, jeigu realis pelė pagautų, vat viską. Va, tai labą dieną, iš tikrųjų labai smagu, kad jūs dar žiūrite mano laidą. Suprantu, kad labai daug žmonių nusisukė. Šitą laidą jau nieko nebedomina, bet aš dar norėčiau pasakyti, kad mes vaikščiojom tarp vienos salos ir kitos, jeigu čia kažką dar kaso. Nes mane tai kaso. Va, tai reiškia, kiekvieną rytą čia pasidaro toks takas. Galėjom ryte eiti iš tikrųjų, pamatyti ir kaip atrodo vakare. Gal aš būsiu pačiam mirofone. Va, ir dabar jau, kaip sako, susijungia vandenėliai, liko geras pusvalandis ir teks plaukti namučio, o rytoj ryte skristi dar labiau namučio. Nu, ta prasme, iki sostinės. Ta prasme, aš čia negyvenu, ta prasme, namo aš vadinu ten, kur einu miegoti. Pagal vėliavą atrodo, kad mes biški Baltarusijos jūroje plaukti. Italai nebūtų italas, visi užsikūrė parūkyt, tiesiog visi. Va, peša visi. Noriu chameleoną nufilmuoti. Jeigu tos subinės pasitrauks, tai ir nufilmuosiu. Gal sakote, puslydės. Nu, pasidaryk rudu dabar. Neišeisi, ne? Gal ne? Tankas. O, gracija čia. Žiūrėk, tas kaip... Kaip čia kabaliuoji tu taip? Kaip tu čia kabaliuoji? Kako nepadaryti? Kas? Jau, askanu. Nenori? Oho, kokį pratimą tu padarai? Kiek šau? Va, imk. Tos reikia tašį dėti. Čia tai bent. Čia, op. Jau. Jau. Nusisukęs? Atsisuk? Oi. Kažkas čepsi virš. Kažkas virš galvos čepsi. Atik čia. Pažiūrėjau valgo. Viskas. Nu, liuk danienį. Lauk. Pateps medį su tuo. Vakaro pabaigai prapjaukim avokadą pirktą prieš 2 dienas. Avoka. Grazie tutti. Buon appetito. Grazie. Nu, dar nieko. Wow. Žiūriu, panašiai išlikimą įsistodį. Ant ko užsitepti, reikia batoną nusipirkti. Tai ant šitą reikės. Vėl jūs podu vaikštot. Nu, kas čia vyksta? Kas čia per zų? O, gavai vieną pliuchelę. Goodbye. Išeinam 4, kem 5. Dabar reikia važiuoti į oro uostą su visais daiktais. Hello, bye bye.
Hey, what's up? Good morning. It's all your luggage? Yes, yeah. Ah, okay. Good. Not so much, huh? Yes. Brum, brum. Su tuktuku važiuojam į oro uostą. Vežam babą į oro uostą, babytė raudona visa. Kas krabas, o baba raudona. Ai, nelies, čia degina viskas svilina. Gal vairuotojas turi kefir. Va, čia buvo viešbutis Swiss Coco Beach. Nu, įdomu, ką naktį sutiksim, ką pamatysim. 22 km nuo čia, kur gyvenam, su mašina 10 minučių važiuojam. Va, 10 minučių su mašina. Va, Kauno Karmelitų bažnyčia. Pagaunam duobės. Ir duobė pataikė taškas. 3 taškai. Sorry. Ką, per valandą atvažiavam, norim padėkoti mūsų įspūdingam ir šauniam vairuotojui. Thank you very much. Thank you very much. So, bye-bye. Bye. Bye, thank you. O, daviau 20 kėlį, galvoju, šiaip apie 16 gal kainuoja šitas nuvežimas. 16 baksų. Daviau 20, kad negu investuoja į infrastruktūrą, į duobę gal vieną pataisys, užpils. 7:05 mūsų skrydis, tai liko valanda 20. Valanda 20. Ta laiką keitinėjo, buvo 7:35, po to prašė 7:05. Mums dar geriau, kad anksčiau. Po to 7:20. Telefonas čia, akiniai čia. Pinigai? Pinigai yra, savigarba Pamesta. Miegas 3 valandas, tavo 5. Mano 5. Ir sliūkinam, kaip sakant. Ir galvą dar įsiploviu, turbūt matas, ar ne? Matas labai. Tik nenaudojau ko? Kondicionieriaus. Jo, dėl šito taip pastoviai gaunu pylos. Šiaip šitas orostas nėra toks ir kaimiškas, tiesą sakant, turi tiesioginių skrydžių. Kiek girdėjau, ir į Vokietiją, ir į Lenkiją tas girdėtas skrydis. Šitą į nosį. Dar kažkur gal skrenda. Tai žodžiu, kurortas visai normalus. Jo. Einam čia čipai, čiapai, dubi, dabai. Dėja tenka iš čia įskristi. Per mažai dienų tiesiog turim dar kokią 2-3 dienelės, būtų labai gerai pabūti, jeigu mane girdit per tą lėktuvą. Bet reikia išvaryti. Atsisok! Šiaip čia keista, perki per Madagaskar ir yra dar kitokios linijos, bet dabar pagal kodą čia tik nebus kokios Zambijos lėktuvas nupirktas ir dar nepersidažė, nieko nedarėm. Nu, čia jau yra Madagaskar ir... Šalta čia ką? Žiema. Nosibė buvo kokie... Turėjom kokie... Kažkiek, apie 2,8 gal kokius... Čia kiek 14? Neliautai ten su kailiniais ir skrido. Au, bičiui užuojauta vėl, nes netiks. Matai fotkinkis, pažiūrėk, kaip rankas laiko. Nu, patiks ar nepatiks. Tuoj dink šypsena iš veido. Va, taip ir atsitiko. A, ir vėl atsirado. Žodžiu, atėjo šitą merginą su monetom. A, dabar koks skirtumas truputėlį. Atėjo su monetom ir vietiniai jau ne pirmą kartą ateina su euro monetom. Nežinau, iš kur jis gauna. Tai gal arba pinigų palieka tipsą kažką, žinai. Arba, žinai, jo, tipsas kartas. Ir jau atvaro čia į oro uostą tam, kad, va, kaip mes, kad neparsivežtume namo monetėlių. Pasimtume eurus. Jo, kitaip tariant, visur keityklose, netgi toj pačioj valiuto 24 monetų turbūt nekeistų. Svetimųjų. Va, tai ateina su monetom, nori įsikeisti, kad turėtų popierinį pinigą, nes jie dabar nieko jiems nereiškia. O dabar didžioji šokėja buvusi Prienų šokėja, nustekenusi klubą savo šokiais, parodys, kaip reikia šokti shuffle dance. Kaip tą, pa. Šitaip. Aš taip šoku, va. Čia yra. Va. Gerai. Ta, gali daryti. Gerai, šitą dirba.
Ir šitas. Hey, show. Let's go. Firy zany le somany fotsy. 4 million 70,000. Yes. Okay. It's okay? Okay. Maišą. Išsikeičiau šaibonėlio, kaip matėt. Žodžiu, gavau porą maišelių pinigų. Reikės sumokėti 950 už turą. 5 dienos gausis, tai ir viskas. Aš net ir, jeigu būčiau nufilmavęs, vis tiek negalėčiau dėti tokio vaizdo. Ką tik gatvėje praėjo visiškai nuogas čiuvakas, visiškai be nieko. Absoliučiai. Kaip Adomas. Žodžiu, buvo miestelio Adomas. Nu, nežinau, kodėl reikia visai į Pimpalą žiūrėti. Tiesiog taip gal. Tu irgi žiūri, ne? Nu, tai va. Ir tiesiog, aš negaliu patikėti. Net lapu nebuvau užsidengę. Nieko, netranka. Netranka. Tiesiog paprastai, ne, lyg dieną. Eiktus. Fū. Ryto vaizdas. Šiandien ryte, kai atsikėliau, tai tokį numečiau Vitogaz iš pradžio. Riebų. Pirmas buvo, tai kas tai Vitogaz? Čia atrodo, kad šitas senovinis miestas, bet man atrodo, čia šiaip susidėjo trinkelės. Čia tikrai plytų atsivežė ir susidėjo. Čia man grinai, kad būtų nugriautas miestas. Atrodo, daugiau aukščiai va Šilainių, žiūrėk. Wow. Gerai, vienas išvažiavo, sėdom dabar į Pežą. Dar kažkur persėsim. Pats žmogus. Tai stalas ir kėdė, man atrodo, ne? Kėdės stalas. Vežimų netrūksta čia. Daug kas laksto. Vietoj arklio bėga žmogus. Morkos neprašyta, kopūstas buvo 2 centai. 2 euro centrai. Galva kopūsto. Balandėlių nusidaryti. Šilainių turgus. Vištos kabo. Sakė, nelaikyt lango atidarytą. Nes vagiukų pilna. Wow. Oh, you have the paper? Yeah. Can you show? Yay! Nu ką, smagu, pasveikinu. Nice. So what we should do here? And we go back to Tsingy, Mianrivazo, Antananarivo. Okay. Starting time today, and we go back on 12th June. This is... Yeah. It's what? Yeah. I don't count it. So. Atrodo, kad šitą kebabą nusipirkom maišelį. So I got this from the currency exchange. Now you have to count millions, huh? Go rapidly. Yeah, you're a millionaire, but not rich. But not rich. Yeah. Pajudėkime, draugai. Kiek valandų? 10:01. Biškai užsigaišom, tiesą sakant, mes atskridom 8 ryte. Antananarive didžiuliai kamščiai buvo, tai kol per miestą pravažiavom, tai užtruko truputėlį, ką tik suplojom pinigus jam, 900 eurų už 5 dienas, reiškia 2 vairuotojai, tai tik tais už nuvežimus. Jie, kaip suprantu, į kainą skaičiuota jie patys ten rūpinasi maistu, ne, ir nakvinė. Va, tik įdomu, ar mes nakvosim ten pat, kur jie, ar kaip čia darosi. Tai va, tai šitą reikės paklausti, bet šiaip tai yra 5 dienos ir realiai tai visa kelionė ir baigsis su jais oro uoste jau. They do anything, but they ask money.
Klasika liktai sokelė. Čia labai viskas girdėta ir matyta. Mūsų vairuotojų vardai vienas yra Fali. Tai reiškia happy. Happy. O tai Falas irgi happy yra, ar ne? Tai aišku, kai džiaugsmas suteikia. Ai, tiksliai. Nusipirksim čipsų viską. Nieko nepirksim, ne čipsų, ne visko. Mes prisipirkom daug visokių maisto, nes sakė, normalesnės galinės ir nieko panašaus nebebus išvažiavus iš čia. Tai va, ką dar krapštai, dar trūksta kažko tau gyvenime. Vidury gatvės nusprendė pasimaudyti. Vairuotojas valandėlę skaičiuoja pinigus. Nes ten milijonus reikia paskaičiuoti. Toliau skaičiuoja. Kol kas Madagaskaras atrodo puikiai. Žinau, kad dėžė Coca-Colos. Bėgiai. Geležinkelio bėgiai. Gerai, keliukai tai tokie įvairūs, daug duobių šiaip. Bet dar netragiškai. Ir plius šalta, tai matote žmonių apsirengimą. Bet miestai turintis architektūrą, sakyčiau, šiokia tokia ne pačia klaikiausia. Viskas čia okei. Kas čia gaidys sėdi ant kelių. Gerai, sustojom pasižiūrėti, ką čia siūlo miestukas. Sukabintos sasyskėlės. Už kiek avokadas? 300. Geras? O, minkštas. 300? Tai čia yra kažkiek centų, ne? 6 centai? 6 centai. Ar skanus maistukas. Čia tokie, man čia atrodo, kad mes kokį Pietų Amerikoje labiau. Ta prasme, tie žmonės, va, pažiūrė. Iš Peru, kaip iš Bolivijos. Nu. O sulčių dėdė atėjo. Nu, aš nežinau, ar mes esam aukštai, bet čipsiukai bombiniai, aš galiu pasakyti. Tik neišgąsdink vairuotojo. Dėl nieko visas triukšmas, dėl nieko. Visi su kitais bendrauja, šnekas. Gerai, naktis labai ilgai važiuojam. Žodžiu, viešbutį būsime apie 9 valandą. Ką tik atsiuntė meniu. Nu, kad ką pavalgyti. Čia parašytas meniu. Čia ne kelias, o Mėnulio krateris iš to galiu pasakyti. Leidome Mėnulyje. Pagaliau 12 valandų. Vaikinukai ir tašės padėjo nunešti. Ir kambarys geras, kaip tokiam kaime. Taip, vienintelis turbūt toks geras padorus miestelėje viešbutis. O, kas čia atsliukina.
Sliukys. Mes jau maistą užsisakėm telefonu prie Baobabo. Prašom atsėsti, pristums dar. Nu, tai čia jau lygis. Suprantat, po 12 valandų sėdėjimo mes vėl atėjom atsisėsti. Aš tik noriu priminti, kad 4 ryto kėlėmės, dar važiavom su tuktuku 1,5 valandos. Dar skridom valandą, ne, daugiau. Laukiam sėdėjom. Tiksliai, aš 3 valandas miegojęs, dar buvau mašinai tik tai, o tu? Aš 5, bet tu mašiną miegojai, kaip pasakė. Supratau jūs maždaug. Paskutinis lapelis. Tiksliau, pirmas. Pirmas nuo maliaris. Mes iš tikrųjų daužom tuos maliarijos vaistus. Nes kiek girdėjom Lietuvoje, kas iš Madagaskaro grįžta, kartais baigėsi liūdnokai. Ypatingai iš Madagaskaro, tai nusprendėm, kad nejuokaut. O čia dabar damušnėjom, iš tikrųjų vos ne kiekvieną dieną gaunasi. Arba kalmaras, arba krevetės, arba picos buvo dar porą kartų. Nelabai daug pasirinkimų yra, kiti maistai neatrodo seksy visiškai. Tos vištienos tai odėlė. Gerai, galvojom, gal atsidaryti langą, tipo kažkaip gryno oro, gūsio. Tada pamačiau šitą skraidantį ir tada pamačiau lubas visas. Ir tada supratau, kad užeikit, ką jau čia jūs ten, toj vonioj. Ai, eik tu šit. Tuo pačiu baigiame ir rytinį posėdį.